Vat, nu tai gyventi, nu tai pastatykit. Taip. Norit? Priimkit sprendimą. 18 metų yra, turit priimti sprendimą. Ryžtingai turit. Biški, kad sakmenumas biški užbuksavo. Tai dabar stenkitės neišsikas duobę, bet į priekį švelniai išvažiuot vėl ir į priekį. Tai neboksuoja jau. Tai vėl atgal. Tai dabar važiuokit, jau galbūt įsikasė. Tai žiūrėkit, reikia ją į priekį mes važiuosim. Biški pasibuot, biški leidžiam ir nuspaudžiam, atgal ir vėl leidžiam, ir vėl nuspaudžiam, ir vėl leidžiam, ir vėl dabar atgal tada. Jūs įsirinkot ten, kur nestato niekas, kad specialiai būtų didesnė duobė. Tik ištiesinkit vairiuką, nes jis užsukas. Dar su vairu gali pamanipuliuoti. Ir leiskit, ir leiskit, ir leiskit. Tai biški pasikeičia. Rankiniu ištraukiu. Nes mes paskui įsikasim tą gilę duobelę. Jūs būsit instruktorė. Tai biški leidi. O, ir dabar išvažiuos. Ar neišvažiuos, tai mes įdėjome. O, reiks su vairu dar pamakam. O, jau išvažiavau. Tai ten važiau, ten iški išvažinėta. Jūs atsistojat provėžoje. Su vairu dar, kai vairas varom į priekiniai, tai gali į dešinę, į kairę, atgal neišvažiautų, paskui dešinę jau išvažiavo pasisuko. Tai gal viena važiuojam, ten biški labiau pravažinėta. Ir žiūrėkit, va, nes čia tai matot va gilu ir čia gilu, tai va pravažiuosit, o ten biški nedaug labai tokį, bet tokį pastatykit. Kur nors biški. Apsidarykit, o. Nu čia va, į kairę kur nors ir ko. Tai priekiu pastatykit, tai labai ten priekiu atviškai suksit ir... O, čia pavažinėja. Ir gal užtenka, nes ant paskiau gilu, matai jau gilu dabar čia. Čia vis tik tai gilu. Tai gal mes tada užsivedę važiuosim. Per ten išvažiuosim. Jo, bet užveskit laisvą palvą. Nes vis tik tai gilu, tai mes vėl taip pat atgal išvažiuosim dešiniu ir po ten va išvažiuosim. Jau visą laiką, kai darai tą patį kelis kartus ir paskui. Gaziukas. Čia užstabdėm tokį. Jo, išvažiuosim, nes biškai gilokai, su tais džipais dideliais ratais, tai jiem čia, žinai, viski lengviau. O tai tie, o tokie būna lediniai, žinokit, kitą kartą tai jau tenkitės ant jų neužvažiuoti. Palaukit, turit iš toli žiūrėti. Nes jūs ant vienos sėdžios. Nu, po viską važiuoju. Tai va, turi jį pasižiūrėti, tai rojat karpoji, žinai, kad dožiukai ant leptelio nesusitiktų. Ne, tai važiuojam į kitą. Nu, čia tas biškai blogai nuvalyta.
taip ir tikėtis reikėjo, žinai, nes čia matai, tai dar pravažinėta neblogai, nes čia jau to sniego, kur nenuvalyta, tai jisai jau apie 45 cm turbūt. Dar padarykim ratuką tokį iki sankryžos į dešinę ir ten tokį aplinkui vėl pro Lampėdžius išvažiuosim čia. Čia suksi dešinę. O čia tokia didelė vėliava padidinta biškį. Tai va, iš toli pažiūrit, kad koks nors nelenktų, žinai, nes lėtai važiuoja į Lenkiją ir paskiau, kad neišvažiuot, žinai. Vo, nėra, tikrai nėra, ne? Pagal norvegišką programą Tai jau tikrai žinau. praeisit viską, kaip priklauso. Bet gerai, aš Tai aišku, nu tai toks pajunti, žinai, va. Tai ta, supratot, biškai, jeigu praboksuoja, tai vėl nuspaudi sankabą, jisai atgal parieda ir jau, kai jau atrieda atgal, tai vėl leidai į priekį ir vėl jau, jauti, kas lysta, vėl nuspaudi, vėl atgal parieda. Tai va su mechaninė gali tą leist parėdėti, leist parėdėti ir išvažiuoja, jeigu ten dar nebūna per didelė buksnavimas, bet jeigu labai jau ten gilu, tai jau ten reikia atsikast biškį su kastuvėlį, aš va įsimetęs kitoj mašinoj. Kažkaip leiskit, dėdė matai vaikščiai ir tas važiuoja, tai antrą padarykit. Tokia, kad ne vienu metu, o matai, jisai pirma, paskiau mes, o ne taip, kad lekiam jisai, mes ir dar tas dėdas. Žinai, galima visą laiką nelyst į vieną vietą visą. O norvegai tai dar duoda jie ilgą važiavimą. Ten kokius, nežinau kiek, aš taip tik tai spėju, bet kokias gal, atleiskit gal kokias 3 valandas, pavyzdžiui, kad, žinai, nuovargis dėmesio išlaikymas. Toks. Ir rodykit kairį. Ir žiūrėkit, ar špieka nėra. Ir išvažiuokit ten. Nes nesitraukia, jinai galvoja, kad mes nepaslysim ir jai kojos nesulaužysim. Ar ne? Jinai nieko negalvoja. O mes tik tai slyst ir jai bumt ir per koją ir sulūžo koją. Tiesiai važiuokim dabar iki tos sankryžos, tada į kairę. Į kairę. Važiuosim į miestą vėl. Va, stabdykit, nes atvažiuoja mašinutė. Va, jinai čia nevažiuoja, važiuoja čia. Tai jisai savo pusę beveik. Nu, nėra. Išmokt skanuot, analizuot, žinai, prabuksuoja, neprabuksuoja, paslydau, nepaslydau, per greit, ne per greit. Ir toks, žinai, tai bandai, žinai, nu, tai intuityviai taip jau pašmogų taip darosi, bet leiskit va, ir čia užvažiuokit va, ir tada dar biškį pirmą pavarą ir dar biškį pavažiuokit. Vo, ir dabar jis turėtų čia tilpti. Nu, kam gazuoja? Nes jisai statosi namų geroj vietoj. Laisvą pavarą. Rodykit kairį, mes važiuosim. Tai va. Čia įsividrodėlis matosi, bet jis laukia. Čia mašina, čia tiesiai. Nebent norit tam norėti, tai kalbinti. Įsiturėkit, nei mažiau jėgos turi, bet neboksumas tobulį. Čia visai ledukai, matai? Žiūrėkit.